Siekiant populiarinti tautinio paveldo produktus, Lietuvoje sukurta jų sertifikavimo sistema. Informacija apie tautinio paveldo produktus nuolat pateikiama tinklalapyje www.tautinispaveldas.lt, sukurtas elektroninis tradicinių amatininkų žemėlapis. Tautinį paveldą tradicinius amatus puoselėjantiems Lietuvos kaimo gyventojams 2007-2013 metų programiniu laikotarpiu numatyta galimybė naudotis ES parama pagal 3 Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės: perėjimas prie žemės ūkio veiklos, parama verslo kūrimui ir plėtrai bei kaimo turizmo veiklos skatinimas. Pagal visas šias priemonės tradicinių amatų puoselėtojams skirtos paramos intensyvumas buvo 10% didesnis nei kitiems pareiškėjams. Daugybė priemonių yra skiriama, kad mes sumažintumėm atotrukį kaip kaimą, ir kaip vienas iš tų atotrukio mažinimo elementų yra pabrėžiama, kad būtina išsaugoti savitumą, tradiciškumą, tai, kuo tas kraštas skiriasi ir yra ypatingas ir gali būti patrauklus, pritraukiant turistus iš kitų šalių ir reprezentuojant šalį. Konkrečiai sukonstruoti paramos mechanizmus Europa palieka kiekvienai šaliai ir kiekviena šalis pagal savo prioritetus būtent ir teikia paramą amatams taip, kaip šaliai atrodo. Tai Lietuva irgi buvo viena iš tų šalių, kuri skiria didelį dėmesį amatų plėtrai. Pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama, visoje Lietuvoje bus įsteigta 18 regioninių amatų centrų. Šiuo metu didžioji dalis amatų centrų jau vykdo savo veiklą, o šiais metais duris tradicinių amatų puoselėtojams turėtų atverti dar 3 amatų centrai. Vienas jų bus įsteigtas Vilniaus rajone. Amatų centrai, kaip mes įsivaizduojam, tai turėtų būti tos savivaldybės ar to regiono, kurį jie atstovauja, tarsi ir kultūros nešėjai, kultūros šviesuliai. Tai jie turėtų būti ta vieta, kur galėtų amatininkai susiburti, kurie galėtų puoselėti savo amatus, ir tie kultūros, ir tie amatų centrai būtų kaip ir savivaldybės ar to regiono tarsi vizitinė kortelė, tarsi kokybės ženklas, pasididžiavimas, kur būtų ne tik galima, sakykime, įsigyti tų amatų, bet mes labai norėtumėm, kad tose centruose vyktų ir edukacinė veikla, kad į centrus būtų vežami ir vaikai iš mokyklų, iš darželių, kad jau nuo mažų dienų mes galėtumėm susipažinti su tuo, kas mums yra artima ir sava. 2014-2020 metų programinėme laikotarpyje paramos naujų amatų centrų steigimui planiniu būdu skirti nenumatoma, tačiau parama tradicinių amatų stiprinimui turėtų išlikti.